Sveiki, čia kasdieniai vaikų gydytojos pašnekesiai. Esu vaikų gydytoja Indrė. Ir šiandien noriu pakalbėti viena aktualia tema, kurią dažnai tenka kalbėti konsultacijų metu. Tai apie valgymą. Tiksliau, ar tai yra vaikų valgymo sutrikimas ar maitinimo sutrikimas. Ir manau, kad šitos dalykus turėtumėm labai gerai atskirti. Dažna mama skundžiasi, kad mano vaikas nieko nevalgo. Suprantu, kai yra mažas vaikutis, kai yra kūdikėlis, kai mes jį maitiname, duodame tai, ką mes manome, mūsų vaikas turi gauti ir vaikui, tarkim, neauga svoris, skauda pilvelį, viduriuoja, tuomet galim kalbėti apie vaiko mitybos sutrikimus, nepakankamumą, galbūt žarnyno sutrikimus ir taip toliau. Bet jeigu kalbam apie vyresnius vaikus, valgymo sutrikimai taip, tai yra diagnozė, bet jinai nėra tokia dažna, kaip, sakyčiau, tokia, kad ir pseudodiagnozė, kad mes suaugę netinkamai maitinam vaiką. Pats vaikas nenueis į parduotuvę ir nenusipirks maisto produktų, kurie jam kenktų. Kol vaikas, nesulaukia pilnametystės, mes, tėvai, atsakingi už tai, kaip vaikas valgo. Ir daugybę, sakyčiau, klaidų didelių ar mažų matau būtent kaip mes tėvai maitinam vaiką, o ne kaip vaikas valgo ar yra kažkokie sutrikimai, anatominiai, fiziologiniai, psichologiniai sutrikimai vaiko valgyme. Ir todėl labai siūlau atkreipti, dėmesį į tam tikrus aspektus. Pirmiausia, apie maitinimą. Nuo metų vaikas jau turi mokėti pats pavalgyti. Suprantu, kad, betvarkė, kuri po valgymo, savarankiško valgymo lieka, virtuvėje, prie stalo, tikrai erzina ne vieną mamą, ypač jeigu mama yra pedantė. Bet norėdami palaikyti švarą namie, maitinant vaikus su šaukštu, šakute, tokiu atveju taip, gal namai švarūs, bet vaikas neišmoksta valgyti. Nuolat mama kažką, supjausto arba, paruošia kasniuką, kad įdėti vaikui į burną. Ir kai vaikas pradeda eiti į darželį, tarkim 2 metų, sako, vaikas nieko nevalgo darželyje. Reikėtų įvertinti ne tik tai, kad galbūt vaikas nesijaučia saugus, galbūt jam, reikia laiko priprasti valgyti su kitais, nes jis, jeigu namie vienas buvo ir tik tai vienas valgydavo prie stalo, o darželis staiga daugiau vaikų susėda prie stalo, jam reikia pastebėti, kaip kiti vaikai valgo. Bet kita problema, kad pats vaikas nemoka pavalgyti. Jis nemoka naudotis šakute ar galų gale vaikiškų peiliu ar šaukštu, todėl kad namie jį mama visą laiką maitino, kad neišsitepliotų. Tai tikrai atkreipkim dėmesį, kad nuo metų pats vaikas turi valgyti. Antras toksai maitinimo sutrikimas, kad mes suaugę, tėvai nusprendžiam, kada vaikas alkanas. Ir labai sunku tuomet vaikui atpažinti, ar jis alkanas ar ne. Nes pakvietimas ateik valgyti, nes mama pagamino tuo metu, kada jinai turėjo laiko pagaminti, kada grįžo iš darbo, ar užtruko, ar anksčiau atėjo. Vaikui tai nieko nesako. Noriu priminti, kad vaikui labai svarbus griežtas dienos režimas. Labai svarbu tuo pačiu metu valgyti, nes jeigu išvystytas režimas įsijungęs tam tikras laikrodukas organizme, vaikas išalksta tuo pačiu metu kiekvieną dieną. Ir todėl, jeigu 12 valandą jis gauna pietus, jeigu mes neturėtumėm tiksliau pykti, kad 11 valandą patiektas maistas vaikui bus neįdomus. Jeigu vaiko organizmas pripratęs 12 valandą valgyti, jis tuo metu ir turi gauti maistą. Taip kad pats vaikas nieko nevalgo tuo metu, kada mes norime, kad jis valgytų, o mes netinkamu metu paduodam, arba yra toks chaosas valgymo režime, kad vaikas net nesupranta, kada jis yra alkanas, kada sotus. Be abejo, tas,
pastovus, na dar vieną kąsniuką, nes kažkas nustatė normas, kiek tu turi suvalgyti. Na dar vieną kąsniuką, arba kas įdėta į lėkštę suvalgyk, arba lakstymas su šaukštu paskui, nes vaikui dėmesys yra visiškai kitur negu maiste ir tuomet, na tas paskutinis maisto gabaliukas vaikui visų pirma būna psichologiškai, na, pats sunkiausias, nes, na, jis nenori, kad mama ant jo pyktų, bet ir kūnas jau nebenori, jeigu vaikas jau yra sotus. Ir, na, iš tiesų, pirma, jeigu mažas vaikas išmokim patys suaugę atpažinti, kokius ženklus vaikas rodo, kad jis yra alkanas. Kita, išmokykim patį vaiką jausti ir alkio ir sotumo jausmą ir paklausti. Ane? Kaip tu jautiesi, ar tu nori valgyti, ar tu nenori, ar tu gali palaukti, nes, na, yra tas, na, toks juokingas pasakymas, kai mama šaukia per langą vaiką, ateik, Petriuk, Jonuk, ateik namo, o vaikas klausia, o mama, aš sušalau ar išalkau? Ne, nes jis pats vis dar nemoka atpažinti, kad jis alkanas, tarkim, o mama nusprendžia, kaip jis turėtų jaustis. Ir, na, gana dažnai tie paskutiniai kąsneliai, mum atrodymas, kad vaikas nedaug suvalgė, lemia net vaikų nutukimą arba iš tiesų psichologinius valgymo sutrikimus. Nes jeigu vaikas nenori, kad mama ant jo pyktų, arba jis nori būti geras, jis suvalgo tai, ką mama liepia, nors galbūt jis jau būna sotus, bet, na, tas prisigrūdimas ir nejautimas savęs gali turėti tikrai didelės pasekmes, na, tarkim, ir stresinis valgymas. Man diena buvo sunki, o aš kažką blogo padariau arba nepadariau visko, ko tikėjausi, bet aš noriu pasijausti gerai, aš tada eisiu valgyti, nes nuo mažens mus taip mokė. Tai vėlgi netinkamas maitinimas, maitinimo sutrikimai lemia, aišku, ir į mitybos valgymo sutrikimus. Vėlgi labai norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų, na, dažniausiai mamų, nes mamos gamina valgyti, elgiasi, kai mes gaminom naują patiekalą arba norėjom kažką labai gražaus, o vaikas atėjo ir pasižiūrėjo ir sako, aš nenoriu. Ir mum kyla pyktis. Nes vaikas nevalgo, o mes tiek gaminom, jaučiamės neįvertintos. Ne? Bet reikėtų vėlgi įvertinti, kodėl vaikas tada turėtų valgyti, jeigu jis nenori, jeigu patiekalas jam naujas. Ypač vaikai nemėgsta įvairių troškinių, viskas, kai jie nesupranta, ką jie valgo, ne? Arba miksų visokiausių, kad pridėta į vieną patiekalą visko daug. Vaikas turi matyti atskirai maisto produktus, ką jis valgo, atskirai bulves, tarkim, atskirai mėsytę, atskirai daržovės. Ir, na, jis turi atpažinti kiekvieno maisto, na, produkto skonį. Kai mes viską sumalam taip, atrodo labai skanus patiekalas, bet vaikui tai gali nepatikti, nes jis nesupranta, ką valgo. Ir mūsų pyktis, ir tada sėsk valgyt, kad tu nedėkingas vaikas, aš tiek gaminau, na, iš tiesų lemia vėlgi tai, kad mes per prievartą vaiką maitinam ir po to stebimės, kodėl vaikui maistas yra bausmė, o ne tai, kad jis galėtų, na, išgyventi. Ir, na, prašau atkreipkite dėmesį, na, tuomet savo, vyrui, vyresniem vaikam, seneliam gaminkite prabangius patiekalus, o vaikam duokite kuo paprastesnį maistą, kad jis galėtų tinkamai susipažinti su tuo maistu. Ir, na, dar noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu vaikas žaidė kažką, užsiėmė, statė, na, garažą berniukai stato, na, tarkim, arba su lėlėm žaidė, ir jūs nusprendėt, kad vaikas turi nutraukti visą veiklą ir ateiti pavalgyti, ne? Ir vaikas nedalyvavo maisto gaminimo procese, nebuvo šalia jūsų, neužuodė, nečiupinėjo maisto, jo kūnas nepasiruošė valgyti. Ir kai sakom, skaičiuoju iki 3, ateinat visi valgyti, kiek galima laukti, bet jeigu vaikas yra žaidimo procese, jis gyvena visai kitam pasauly, jo mintis yra tame žaidime ir staiga mes reikalaujame, kad nutrauktų ir ateitų, tai manau, tai yra nesąžininga, nes lygiai taip pat, jeigu mes skaitytumėm įdomią knygą, žiūrėtumėm įdomų filmą ar pagalų gale būtumėm labai įsitraukę į darbą ir mums lieptų staiga viską mesti ir daryti tai, ką kiti nori, nors mūsų kūnas dar net nepasiruošęs valgyti, nes viskas dirba kita linkme.
Todėl tikrai rekomenduoju, kad vaikas tinkamai pavalgytų, paruoškite jį. Pasakykite, kad einu valgyti, gaminti, gal nori prisijungti, gal padėsi supjaustyti, tarkim, agurką, gal padėk padengti stalą, įtraukite vaiką į maisto, į valgymo laukimo procesą, kad jo mintis jau pasiruoštų valgymui, o ne kažkokiam giliam žaidimui ar fantazijom. Ir tai iš tiesų labai svarbu, kuo mažesnis vaikas dalyvauja šalia valgymo gaminimo proceso, tuo vaikas labiau įsitraukia į visą procesą. Lygiai taip pat yra, na, dar viena problema, tai vaiko dėmesys valgyme. Puikiai žinom. Na, jeigu mes valgom, mes turim matyti, ką valgom. Mes turime kreipti dėmesį, ką valgom, užuosti, pamatyti kokią maisto tekstūrą, palaikyti maistą burnoje, įsivaizduoti, koks skonis, ar skanu, ar neskanu, ne, kas patiko, kas nepatiko. Bet jeigu įjungtas televizorius, jeigu telefonai ant stalo, ne, puikiai žinom, kad mes tuo metu valgom ir net nesuprantam, ką valgom, todėl kad mūsų dėmesys gerokai labiau nukreiptas į telefoną ar televizorių. Todėl griežtai neturi būti jokių atitraukiančių dėmesį vaikui prietaisų. Lygiai taip pat labai siūlyčiau nesipykti, nesibarti, nekalbėti blogai, kai mes, na, tarkim, vakarieniaujam. Todėl kad, na, vėlgi tos asociacijos, o ne, ir vėl vakarienė, ir vėl mama moralą skaitys. Ne, vakarienė, ar galų gale galit pasidaryti pietus ar pusryčius, kuomet visa šeima susėda kartu, turi turėti teigiamas emocijas, o ne neigiamas. Kažkas nepavyko, galim padiskutuoti kas, ką, kaip elgtis, bet tikrai neturi būti sprendžiamos šeimos elgesio, namų taisyklių pažeidimo problemos tuo metu, kai mes susėdam prie stalo ir valgom. Dažnai bėda būna su pusryčiais vaikam, o jų tikrai vaikam reikia, tai yra, kad nėra kada pavalgyti ir dažnai šeimose būna, tu greičiau valgyk, greičiau, nes mes vėluojam ir vaikas susigrūda tą maistą, viskas stovi skrandyje, nes, na, vėlgi valgymo procesas visas sutrikęs. Ne tik tai, ką jis dėjo į burną, bet tai, kaip jisai valgė. Sunku, na, visiems sunku kartais su laiko planavimu, bet jeigu 15 minučių anksčiau atsikelsim ir skirsim 15 minučių ramiem pusryčiam, diena prasidės tikrai gerokai ramiau, geriau ir labiau subalansuotas kūnas bus pasiruošęs dienos iššūkiams. Ir, na, kartais mamos klausia, ką daryti, kad, na, tarkim, vaiką sutrikęs tuštinimasis, nes, na, matosi nesuvirškinto maisto gabaliukai. Ir aš tuomet paklausiu, o kiek laiko skiriama valgymui? Oi, vaikas labai greitai suvalgo ir bėga kažkur. Tai vadinasi, jis ryja nekramtydamas. Tai ar tai maitinimo įpročiai, kad mes liepiam jam nuo mažens greit pavalgyti, nes mes neturim laiko ir jis įpranta greitai valgyti, ar iš tiesų jam yra sutrikęs kramtymas? Ne? Ir todėl maistui turi būti skiriamas laikas, galų gale įpročiam vykdyti. Pastatykit laikrodį ir sakykit, nuo stalo neisim, kol nepavalgysim 20 minučių, iš lėto valgom, iš mažų lėkštelių valgom, kad mėgautumėmės maistu. Ir svarbiausia neskubėti ir mokyti vaiką sukramtyti. Žinau, yra dar kita problema, kad labai daug mamų bijo vaiko springimo. Ir kai tik pradedam primaitinimą, vaikas taip, jis pradeda žiaukčioti, atpilinėti, skleisti visokiausius garsus, lyg jis jau springtų, bet iš tiesų tai yra natūralus procesas, nes vaikas turi išmokti dirbti su liežuviu, turi gomurys išmokti atpažinti tuos kietus maisto, na, produktus ir išmokti su dantenom, jeigu dantukų dar nėra, ir su dantim sugromuliuoti maistą, suminkštinti ir nuryti. Bet iš tos baimės vaikui pradedam duoti net ir nuo metų trintas sriubas, trintą maistą, košes, galų gale apdorotus mėsos produktus, kotletukus, nes bijom, kad su mėsa užsprings, bijom, kad su didesniu gabaliukų bulvės ar morkos užsprings ir turim problemą, kad net ir paaugliai jau nebemoka kramtyti. Ir tada taip atsiranda tas rijimas ir tuomet, na, vaikui sutrinka virškinimo veikla.
Tai tikrai labai siūlau atkreipti ir į tai dėmesį, kad maistui, maitinimui turi būti skiriamas laikas. Kartais tikrai gaila matyti vaikus kavinėse, kai mamos tiesiog supjausto pačios, tarkim, 3 metų vaikui, ne? Pjausto ir greitai burna, greitai, tu greitai, greitai, greitai pavalgyk, kad vaikas pavalgė, duos žaislą ir mama pati galės restorane pavalgyti. Tai visiškai neteisingai mes raginam vaiką greičiau pavalgyti, ne skaniau, ne lėčiau, nesimėgauti maistu, o kuo greičiau pavalgyti, ane? Na, tegu vaikai žaidžia su tuo maistu, tegu pačiupinėja, tegu paragauja, tegu, patikrina tekstūrą, leiskite vaikui pažinti maistą. Na ir, dar vienas toksai aspektas, kurį tikrai noriu paminėti. Gal mano atmintis yra gera, aš labai daug ką prisimenu, kartais juokais sakau, prisimenu 9 klasės egzaminų klausimus. Bet kai paklausiu mamos, kai sudarinėju dietą, tarkim, mama žindo ir, vaikučiui yra, tarkim, ar atopinis dermatitas, ar ką, ir aš paklausiu, mama, ką vakar valgėt? Nu, sako, aš nežinau, neprisimenu. Iš tiesų turime aiškinti vaikui, ką jis valgo ir patys prisiminti, ką valgėm, neprisimenam, užsirašom. Ir lygiai taip pat vaikui. Paaiškinti, va čia yra agurkas, čia morka, valgykim, ką tu jauti, skanu, sūru, kartu ir taip toliau. Bet, reikia prisiminti, ką mes valgom. Net tuomet kyla man įtarimas, kad jeigu net suaugę neprisimena, ką valgė, vadinasi, jų dėmesys buvo ne maiste, o kažkur kitur, telefone, galbūt, televizorių, gal mintys skraidžio kažkur, ką reikia padaryti per dieną. Bet lygiai taip pat vaikam reikia, jūs ir paklauskit, ką valgiai pusryčiam, ką valgiai mokykloje, kur yra bėda, kad mokinių paklausiu, ką valgai mokyklos valgykloje, jis sako, aš neprisimenu. Tai vadinasi, bėda tai ne jo valgymo sutrikime, kad jį galbūt ir beria ir ten pilvą skauda, bet bėda, kad jis net nežino, ką jis valgo. Ir, tai ne vaiko problema. Tai yra nuo pat mažens nekreipimas dėmesio, ką valgom. Ir galų gale, net kai atkreipiam dėmesį, ką valgom, reikia išmokyti vaiką jausti ir, apklausti, o kaip tu jautiesi pavalgęs. Ar tau galbūt skauda pilvuką, gal tu nubėgi į tualetą, atkreipti dėmesį, ne, kaip laktozės netoleravimas. Pagrindinis atsigėrė pieno produktų, pavalgė ten varškę, jogurtą ir nubėgo į tualetą, nes viduriuoja ir pilvą pučia. O mes net neatkreipiam dėmesio ir, jausti ir atkreipti dėmesį, ką valgom ir kokios pasekmės yra labai labai svarbu. Taip kad dienyno rašymas yra, vienas iš svarbiausių, kad, išmokytumėm, ką valgė. Tu valgiai vaikui, tu paklausti vakar valgiai, tarkim, vištieną su, tarkim, salotom. Ar tau ji patiko, ar tu norėtum, kad aš dar kartą tai pagaminčiau? Ir atkreipkim dėmesį, vaikam prabangių maisto produktų nereikia, jie mėgsta pačius paprasčiausius produktus ir, taip yra tų išskirtinių vaikų, bet iš tiesų labai kažkokių prabangių, ypatingų patiekalų neskubėkim vaikui duoti, jam svarbu pajusti skonį ir jam svarbu skirti laiką pavalgymui. Ir todėl tinkamai maitindami vaiką, tinkamai mokindami vaiką pavalgyti, tikrai turėsime mažiau vėliau valgymo sutrikimų. Dėkui ir iki kito susitikimo.